Labai chaotiškos rungtynės visų pirma, daug psichologinių klaidų padarėm, Opava labai agresyviai gynės, kartais net per daug tas ant traumos ribos. Puolimas, nežinau, nusumetėm nemažai tų taškų, bet labai prastas pataikymas buvo, bet atsikovėm bent daug kamuolių, 31 metro puolime, tai dėl puolimo jo, gal kažkiek yra taisytinų klaidų, bet gynybai, manau, labai psichologinių klaidų daug buvo. Kas leido atsikovoti būtent tos 31 kamuolį po varžovų krepšių? Nežinau, gal daug laisvų metimų metėm. Visų pirma, greitą žaidimą žaidėm. Antras dalykas, žinom, kad labai kieti arenos lankai, iškart šnekėjom, kad bus ilgi atšok tie kamuoliai, toli atšoks, tai labai gerai pozicijos užsiėmėm ir padarėm savo darbą. Nemažai ir klydote, tai kokios to yra priežastys? Nežinau, gal Margo ne savo pozicijai žaidė, kažkiek sunku reikėjo jam padėti, gal didelėm ties vidurį pastatyti užtvaras, bet kartais per daug sudėtingai norėdom žaisti, būdavo įsiverždom, išsimesdom, ant tritaškio laisvi, nemesdom, vėl verždavomės ir tokių tų pasų baudos aikšteliai kvailų buvo, ties vidurių kelis kartus suklydom, tai, kaip sakiau, tokios psichologinės klaidos. Ir kalbant apie tai, kas vyko už aikštelės ribų, tai daugiau nei 300 raudonų apsirengusių žmonių. Kiek tai galbūt sukėlė įkvėpimo, motyvacijos kažkokios? Nerealu tikrai nuoširdžiai, kad tiek žmonių atvažiuoja 1000 kilometrų. Žaidėm vėl, pasvaly žaidėm kaip namų rungtynėse, dabar vėl namų rungtynėse realiai žaidžiam. Tai didžiulis ačiū jiem, kad laisvo laiko suaukoja, pasiėmė atostogas nuo darbo ir taip mus palaiko. Tai nerealu tiesiog.